Lukas. Labas. Nu, ateik padėsi išrausti. Ko tu čia užsiemi šiandieną? Aš pas tave į laukas atvažiavau pažiūrėti, o nedirb. Ateik, nebarbėjęs. Žieminių rapsų veislę jau pasirūpino 11,70. Tai dabar rapsą kulti reikės, o nesės. Ai. Va. Griebk. Rapsą, žinai, kodėl tokį pasirinkau? Tinka ankstyvai sėjai. Pradėsiu rugpjūčio pačiom pirmom dienom. Labai patinka tvirti stiebai, atsparumas fomozei, turi gerą pakantumą ir verticiliozę. Tai, manau, gerą sprendimą padariau. Gerai, traukiu į šoną, varom į žieminių rapsų lauką. Ką daugiau dirbat? Sėju medingusios augalus. Tai ką, baudą nori gauti? Nori pasakyti, pagriovinį apsėti? Ne. Sėju, kaip pavadinkim, žaliajam pūdimui. Laukus tvarkomės ir turim. Aš jau galvoju, kad tu čia taisyklių neįsakė šių dienų. Sėku. Sėsk į mašiną, važiuojam. Na, gerai, važiuojam, bet čia dirbsiu pas tave daugiau negu reikia. Rapsas? Rapsas. Čia jeigu atsimeni pavasarį, kur filmavau ir tu man siuntei video skambutį. Visi darbai padaryti. Čia belieka sulaukti mum kombaino. Kas čia, Tomai? Kas yra? Nu kas. Pavasarį nemačiau, bet jeigu iš tikrųjų paskaičiavau dėl kelių procentų priemaišų man daryti investicijas, tad graminicidų nėra tikslo. Viršūnę nuskink pačią. Bandau. Nenuplėk, viskas. 0,5 tonos nuo hektarų. Na, tik čia toks ūkis net nepajausi. Taip. Esmė tame rapsų žiedų pažaliavimas tas dalykas vadinasi, kitaip tariant... Raganų šluotos. Raganų šluotos, jo, irgi liaudiškai, ūkiškai, bet šitą dalyką kontroliuotų gali rudenį, ypač kai matome cikadų arba tų pačių amarų paplitimą rapsuose, tai darydami augimo reguliatoriaus purškimą su Juventusu ar Kariksu, bet koks kontaktinis insekticidas registruotas rapse tinka. Aišku, kiekvienam maitinime irgi reikia žiūrėti paplitimą. Jeigu yra, reikia saugot mūsų pasėlį. Tomai, gražus tas tavo rapsas ir įteikiu tavo lauko gėlės. Būtų paprašiau, jeigu įteiktum savo žmonai, o ne man. Nenervoktų čia manęs. Esi minėjęs, kad pas save rajone ir aplinkui rajonuose būna kartais problemų su šliužais. Ar pas save... Turiu dalykų? Ir mes kaip tik esam tam lauke, kur paeisim, parodysiu, kur yra visa juosta nuėsta nuo daugiametės pievos. Tai va, matai kokia žala. Čia yra grinai iš šliužų. Visas, net iki vidurio giliau įėjo. Ir rudenį buvo sudygę, viskas gerai, aš tik tai po laiko pradėjau pamatyti, kaip mažėja, tiesiog ateini ankstyvą rytą, tu randi šliužų padarytą žalą. Nieko neliko, ne? O tai moliskocidų Iron Maxą naudoja? Tai jau pirmą maišiuką atvežė Iron Maxo, tai jau bandom jį ir matome, kad tikrai geras produktas. Nu, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, ne? O biški bio įvairovės. Daugiau žalinimų. Gerai, einam, parodysi tą Iron Maxą. Šiaip tai vienas geresnių granulių, kas yra rinkoje. Labai didelį kiekį kritulių atlaiko neištižusi, o mums yra svarbu, kad šliužas jį konkrečiai prarytų, suėstų. Tai ko ilgiau granulį išlieka ant dirvoje, nepaveikta kritulių, to ilgesnę apsaugą turim nuo pirmų ateinančių šliužų. Mažesnio žalos turėsi. Tai ką, lekiam. Kuo toliau kintantis klimatas, vis daugiau mums tų papildomų kenkėjų į Lietuvą atves. Pakankamai daug jau matome žalos ir jau kai kurie ūkininkai, klientai pasirenka tą patį mūsų produktą Iron Maxą, jį išbarsto ir kontroliuoja. Taigi va, bičiuli, atvarėm į mano žirnių lauką. Naudotas buvo korumo litras su dašu. Buvo naudota, kai žirnis buvo grubiai 5 cm aukščio.
Ir ką mes turim šiai dienai, pakankamai švarų pasėlį, aišku, atsiras kritulių, nauja piktžolių banga atsiras. Planas, jeigu tai bendrai, nuo ligų naudosiu Pictorių. Pictoreactive vadinasi produktas. Tikrai didesnė norma, gal netgi 0,7 panaudosiu litrų į hektarą. Kadangi pupose gerus rezultatus gaudavau su Pictoreactive, kodėlgi ne? Tomai, žirniukai tavo gražus, sudygimas geras, su piktžolėm susitvarkiai, panaudosi gerą fungicidą. Neturiu ką pasakyti, kad ką norėčiau blogo pasakyti, neturiu ką. Žirnis šaunuolis. Esam vasarinėse kviečiuose, tankumo yra, pašviesėjimai atsirado vos tik atsiradus drėgmės trūkumui. Patys matom, kaip žemė sutrūkinėjasi. Baisu iš tikrųjų. Jo, vietomis netgi šalia sėjos eilutės nutraukti šaknis. Buvo supurkšta Balaya Flex pakas su Flexity. Kodėl konkrečiai Flexity noriu paminėti, nes tuo metu jau daug radau miltlygės pradų. Tolimesni darbai, kaip ir tu naudosi Juventusą žieminiuose kviečiuose, tai jau turi būti kaip taisyklė vasariniuose kviečiuose nuo fuzariozės naudoti būtina. Vasariniais kviečiais pasidžiaugti nėra labai daug kuom. Buvusi sausra, lietaus trūkumas būtent tuo periodu, kada jie augo, kada jiem reikėjo tos drėgmės, jos nebuvo. Dar kitas dalykas, kas labai kartais įdomu, raudonkrūčio lemo būtent lerva. Tiesiog, kai pradeda ėsti ir takelius tokius ir išvalgo. Ir tai yra didžiulis pažeidimas. Mes iš tos vietos nebetgaivinsim, tai tam dėdami insekticidai. Ką, bus kaip bus. Ką padarysi, vasarojas toks dalykas. Dar turi vieną įdomybę, manau, ne? Dar turit ir mėsinių gyvuliukų. Taip, rezultatai puikus yra ir aš manau, važiuojam, parodysiu. Parodyk tos mėsinius gyvūnus. Tomai, ką čia turim? Taigi, atvykome į Eglės Butkienės mėsinių galvijų Šarolė ūkį. Tai yra mano brolio žmonos ferma. Kadangi pats matai, ūkis gan didelis yra mūsų. Turim daug lankų, turim daug pievų, nepalankių. Tai faktiškai visas užauginamas pašaras. Jisai šeriamas gyvuliukam, nuo grūdų irgi atvalas irgi į kombinuotus pašarus eina. Ir viską, ką mes gaunam organiką, su kuria mes galim gerus laukus, dar juos pagerinti arba taisyti tam tikras negyvas vietas vadinamas, liaudiškai. Dirvas, kurių plotai ar moliai būna nebyrantis, mes bandome su organika pagyvinti juos. Tada patampa dirvožemio struktūra geresnė ir mes turime žymiai geresnės dirvožemio savybės, kuri puikiai tinka auginti mums tokius kaip javus, rapsus arba tos pačius ankštinius augalus. Tomai, o tarkim, televizoriaus negalėtumėt fermai pastatyti? Aišku, galėtum. Paleistume Basfo YouTube kanalą, parodytume ir gyvūnam, iš kur ateina jų maistas, kaip mes jį stengiamės saugoti, kaip prižiūrim viską, kad galėtų tokie gražuoliai augti. Taigi, gerbėmieji, galite mus sekti ir YouTube kanale. Kad tą galėtumėt padaryti, jums reikia paspausti mygtuką prenumeruoti ir matysite naujausius mūsų video tiesiai iš laukų. Tai ką, važiuojam į žieminius kviečius. Žinau, kad pas tave jie puikiai atrodo, bent jau kiek tu telefonų bandai perteikti man tai. Kaip su kitom kultūrom, kaip su žieminiais miežiais? Sveiki, augalai. Labai džiaugiuosi įreksu. Supurškiau 0,75, po šiai dienai turiu švarius lapus. Ir augalas visas sveikas, jisai man pilnai visą suneš maisto medžiagas reikalingas derliui. Tai tikrai patenkintas. Ir kainoje daug nekainavo. Taip. Ir efektyvumas labai geras gautas. Čia šitas laukas?
Nu, bičiuli, pažiūrė, žieminiai kviečiai, einam biškį giliau. Ant 3 lapo, čia kaip ir minėjau, supurkštas yra Revistar XL pako produktas. Ir konkrečiai šitam lauke priėmiau sprendimą ant vėliavinio lapo Balajos grinos 075 panaudoti. O kaip pas tavo vaizdas seniai jau buvo? Pas mane darbas juda į priekį ir galiu parodyti, kaip jie atrodo, kokio dydžio, kokio gražumo. Tai panaudojau ant vėliavinio lapo Revitrexą 1,3 litrų į hektarą. Dabar varpa, kai tu neapurškini fazariozės, pas mus tų palinojimų ir rasos ir rūkai yra gana dideli, tai nusprendžiau panaudoti Juventuso 0,7 litrų į hektarą. Manau, kad tie pasėliai tikrai nemažą derlingumą duos ir tikrai galėsim pakonkuruoti. Pas tai irgi neblogai atrodo, gražu. Šiai dienai mes turime tikrai pilnai užpildytas varpas, mažai atmestų segmentų. Tankumo irgi turim pakankamai gerą. Tai iš tų faktorių mes galim prognozuoti, kad derlius turėtų pagal idėją būti aukštesnis negu mūsų įprastas 5 metų vidurkis. Tomai, pas mus viskas jau padaryta, darbai, ką galėjom įtakoti, tą padarėm. Dabar beliko paskutinis posūkis, tai yra derliaus nuėmimas, kuriame ir susitiksime ant pačio galo. Bet besidžiaugiant mūsų gerais rezultatais, mums reikia dar pasidalinti ir su žmonėmis, įžvalgomis į ateitį, kas bus ateityje ir kur tai galime geriausiai padaryti šiais metais, tai yra agrovizija. Tu visiškai teisingai sakai, labai svarbus momentas. Antrą dieną agrovizijos, tai yra birželio 20 dieną, kviečiame visus į BAS stendą, į diskusijų studiją, kur rimti žmonės pakalbės aktualiomis temomis šiai dienai ir pasiklausysim visų tų pokalbių ir diskusijų. Labai svarbu, kad kartu ūkininkai su mumis susirinkę pasidžiaugtų ir darbų pabaigą. O, draugas, o kas čia? Žiūrėk, o tu čia kvietragį turi? Girdi, aš mačiau, kaip tu lengvai išrovė, jį atsineši čia iš kaimynų lauko. Nieko, va. Priemaišų biškį, nebus tau kaina, todinė kaina bus prastesnė.